Norime perduoti informaciją kolegoms, bet nepakanka elektroninio pašto galimybių. Problemą išspręsti padės debesų saugykla. Debesys – tai serveriai pastoviai prijungti prie interneto, į kuriuos vartotojas už tam tikrą mokestį, o kartais ir nemokamai, gali įsikelti savo norimus failus ir vėliau juos atsidaryti ar parsisiųsti iš serverio, naudodami bet kurį įrenginį prijungtą prie interneto. Kompiuterį, telefoną, planšetę. Tai reikia tik tai suvesti savo prisijungimo duomenis. Vienas iš paprasčiausių šios klasės įrankių yra Dropbox saugykla. Nemokamas saugyklos dydis 2 GB, įvairių veiklų bei akcijų pagalba gautą nemokamą saugyklos vietą galima padidinti nuo 0,5 GB iki 150 GB. Norėdami prisijungti prie Dropbox saugyklos, pirmiausiai apsilankome Dropbox svetainėje. Tam adreso eilutėje surenkame www.dropbox.com ir patenkame į debesų saugyklos pagrindinį langą. Mums siūlo jungtis kaip registruotam vartotojui arba registruotis iš naujo. Pasirenkame registracijos iš naujo lauką, surenkame savo vardą, pavardę ir nurodome savo elektroninio pašto adresą. Bei sugalvojame slaptažodį, su kuriuo jungsimės prie savo srities. Patvirtindame, kad sutinkame su Dropbox taisyklėmis ir spaudžiame Create an account. Taip sukuriame naują vartotoją. Mums siūloma parsisiųsti iš karto debesų saugyklos analogo įdiegimą kompiuteryje, galime patvirtinti Save, arba galime įsidiegti atskirai, kai manysime, kad tokios saugyklos kompiuteryje irgi reikia. Toliau spaudžiame Dropbox debesų saugyklos piktogramą ir mes savo naujai sukurtoje debesų saugykloje. Vartotojo duomenys rodo, kad ši saugykla tikrai yra mūsų ką tik sukurta nauja saugykla. Mums siūlomos failų, nuotraukų ir dalijimosi sritys. Norėdami įkelti dokumentą į vieną iš šių sričių, atveriame pasirinktą sritį, tarkime failai, ir viršutiniame meniu susirandame pasirinkimą Upload. Renkamės failo parinkimą, nurodome vietą, iš kurios norime įkelti dokumentą, jį sulaukiame, kol pilnai nuskaitys sistema. Jei norime įkelti ne vieną, o daugiau dokumentų, galime pasinaudoti mygtuku Add More Files. Jei daugiau dokumentų failų šįsyk nekelsime, spaudžiame Done. Ir po akimirkos mūsų failas atsiduria failų srities debesų saugykloje. Norėdami savo įkeliamus failus, įkeliamą informaciją klasifikuoti pagal tam tikrus požymius, galime susikurti katalogus kiekvienai tokiai sričiai. Tam viršutinėme meniu susirandame įrankinį folder. Atsiradusioje juostelėje surenkame jo pavadinimą. Norėdami šį
naujai sukurtą katalogą užpildyti failais, jį įkelti dokumentus, įeiname į katalogą, vėl renkamės Upload, renkamės Add More Files, vėl nurodome dokumentą, kurį norėsime įkelti į debesų saugyklą. Vėl sulaukiame, kad dokumentas būtų pilnai nuskaitytas ir spaudžiame Done. Mūsų dokumentas, kurį kėlėme, šiuo atveju pristatymas, atsirado mūsų debesų saugykloje. Jei debesų saugyklos nebenaudosime, išeiname iš debesų saugyklos, atjungdami vartotoją. Tam vartotojo srityje pasirenkame Sign Out. Vėl atsidursime prisijungimo srityje. Analogiškai galime naudoti ne tik Dropbox'o debesų saugyklą, bet labai panašiais principais galime registruotis ir naudotis Yandex disko paslaugą. Gausime nemokamai 10 GB vietos, jei interneto tiekėjas yra Teo, galime pasinaudoti nemokamai ir Teo saugyklos paslaugą. Na ir belieka tik tai palinkėti gero oro ir sėkmės dirbant informaciniuose debesyse.